Imanuelis Kantas yra viena iš svarbiausių vakarų mąstymo figūrų. Žymę vakarų mąstymo tradicijoje Kantas palieka parašydamas 3 proto kritikas, kuriuose tyrinėja skirtingas proto funkcijas. Grynojo proto kritikoje Kantas tyrinėja pažinimo ribas. Sprendimo galios kritikas skiria grožiui ir estetikai. Na, o praktinėje proto kritikoje apmąsto dorovę ir elgesio principus. Šie 3 veikalai – tai vokiečių filosofo siekis suderinti 2 iki tol dominavusias mąstymo tradicijas – empirizmą ir racionalizmą. Jo filosofija siekia sujungti patyrimu grįstą pažinimą su proto principais, o kartu įtvirtinti žmogaus laisvę ir moralinę atsakomybę. Būtent praktinio proto kritikoje išryškėja jo etinės minties branduolys, į kurį ir pažvelgsime. Kanto mąstymą apie dorą elgesį nusako šie žodžiai – privalau, vadinasi, galiu. Anot Kanto žmogus yra laisvas ne todėl, kad jam viskas leidžiama, bet todėl, kad jis gali pasirinkti veikti teisingai. Jo mąstymo apie dorą elgesį siekis yra pakilti virš fizinio pasaulio, kurį apibrėžia Izaoko Niutono mechanikos dėsniai, ir įžengti į moralinio dėsnių sritį, kurioje galioja universalūs proto įstatymai. Bet kilnus Kanto užmojis pareikalavo laiko. Kelyje į moralinę laisvę jis susiduria su škoto empiriko Davido Humo moraliniu skepticizmu, kurį įveikti Kantas mėgino bemaž 10-metį. Anot Humo, veiksmai yra geri arba blogi pagal tai, kokius jausmus jie mums sukelia. Tačiau Kantui toks doro elgesio formulavimas labai nepatiko. Anot jo, toks požiūris paverčia moralę skonio klausimu ir jis griežtai nesutinka su etika, kuri priklauso nuo jausmų ar subjektyvaus požiūrio. Vietojo to, jis siekia sukurti universalią moralinių dėsnių sistemą, kuri įpareigotų elgtis dorai nepriklausomai nuo aplinkybių. Eidamas šiuo keliu, Kantas tikrovę padalyja į 2 sritis – fenomenų ir noumenų pasaulius. Fenomenų tikrovė – tai pojūčių pasaulis, kuriame viešpatauja priežastingumo dėsniai. Tuo tarpu noumenų pasaulis – tai laisvės, proto ir moralės dėsnio pasaulis. Laisvė apsispręsti yra įmanoma tik noumenų pasaulyje, nes jis yra grįstas proto principais. Griežta pasaulių perskyra Kantui leidžia išsaugoti laisvę ir moralinę atsakomybę. Jei žmogus būtų tik determinuotos, fizinės tvarkos dalis, tada moralė taptų beprasmė. Tačiau perkeldamas moralinius veiksmus į noumenų sritį, Kantas suteikia erdvę autonomiškam ir racionaliam pasirinkimui. Kanto moralinės filosofijos centre atsiduria kategorinio imperatyvo sąvoka. Ji gerokai skiriasi nuo hipotetinių imperatyvų. Šį imperatyvą nusakė jau minėtas Humas, teigęs, jog protas yra juslių arba troškimų tarnas. Hipotetiniai imperatyvai yra sąlyginiai ir paremti troškimais. Kitaip tariant, protas tik padeda įgyvendinti geidulius, o nenustato jiems tvarką. Tuo tarpu kategorinis imperatyvas nusako veikti pagal nekintančias proto ir logikos taisyklės, kurios galioja visiems nepriklausomai nuo norų ar užgaidų. Jis yra universalus ir galioja visada. Kategorinį imperatyvą Kantas suformuluoja moralės metafizikos pagrinduose. Privalau elgtis tik taip, kad mano maksima taptų visuotiniu dėsniu. Paprasčiau tariant, elgis taip, kad tavo elgesys galėtų būti universalus. Anot Kanto, tik nepajudinamas moralinio elgesio pagrindas išlaisvina žmogų iš polinkių ar emocinių pagundų. Jį pagrįsti galima dažnai pasitelkiamų melavimo pavyzdžių. Jei Kanto paklaustum, ar kokiamis nors aplinkybėmis melavimas yra galimas, jis taip pat nukirstų teigdamas, jog tai užkirstų kelią pasitikėjimui ir tarpusavio santykiams, todėl meluoti nevalia. Tad Kanto supratimu, dorai elgtis žmogus turi ne vedinas troškimų ar emocijos, o pareigos. Pareigos, kurią apibrėžia proto taisyklės. Pareiga tampa vidiniu moraliniu kompasu, padedančiu nepasiklysti pasirinkimų kryžkelėse, o svarbiausia, leidžia būti autonomiškam.
Būtent autonomijos sąvoka Kanto moralės filosofijoje yra esminė. Autonomija reiškia savęs valdymą, savitvardą, teisę pačiam apsispręsti. Tik susitvardydamas ir laikydamasi savo įstatymų, asmuo pranoksta gamtą ir yra iš tiesų nepriklausomas. Taip suformuluodamas dorą elgesį, Kantas žmogų išlaisvina iš subjektyvumo pančių ir nuolatinių prieštaravimų. Pasididžiavimo šiuo sprendiniu neslėpia ir pats Kantas. Du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio susižavėjimo. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje.